Kiekvienais metais atėjus žiemai ir vėl aktualus tampa saugaus vairavimo klausimas. Taigi savo laidoje nusprendėme pasidomėti ir vairuotojams dar kartą priminti, kad teisingas automobilio valdymas žiemą vienas svarbiausių saugaus vairavimo kriterijų. Gausų sniegas ir tvyrantis šaltis klastingomis čiuožyklomis pavertė dar vakar nekaltais atrodžiusius posūkius, tiltus ir nuokalnes. Stabdymo kelias neatpažįstamai pailgėjo, o saugaus greičio riba stipriai sumažėjo. Ko reikėtų labiausiai saugotis žiemą ir kaip geriau pasirengti galimiems nemalonumams? Keletą patarimų sutiko duoti ir vairuotojų daromas klaidas apžvelgti Panevėžio darbo rinkos mokymo centro vairuotojų mokymo skyriaus vadovas Vytautas Šakėnas. Pokalbį su Vytautu pradėjome nuo dažniausiai žiemą vairuotojų daromų klaidų apžvalgos. Pasak Vytauto Šakėno svarbu ne tik tinkamai manevruoti, bet ir pasirinkti saugų greitį bei sutelkti dėmesį į stabdymo ypatumus žiemą. Pasak specialisto, gana dažnai neteisingas stabdymas ar nelaikų nuspausta stabdžio pamina dažnai tampa automobilio slydimo ar net avarijų priežastimi. Kada kelio danga pasidaro slidi, vairuotojai išvažiuodami į kelią, į gatves visada žymiai stipriau rizikuoja negu vasarą, sakykime, važinėdami dėl tam tikrų priežasčių, kurios turbūt daugelį ir suprantamos, tai slidu. Bet tai vien tai, kad yra slidi kelio danga, tai yra maža problema iš tikrųjų. Mes visada pagalvokim apie tai, kaip mes vairuojam, esant tokiom sudėtingom kelio sąlygom. Tai visų pirma reikia laikytis važiuoti mažesniu greičiu, nes visi puikiai suprantam, kad žiemą, kada ratų sukibimas su keliu yra žymiai blogesnis negu kitomis sąlygomis, stabdymo kelias pailgėja. O stabdymo kelias priklauso tiesiogiai ir nuo greičio. Tai visų pirma, kada yra sudėtingos eismo sąlygos, kada eismas intensyvus, kada kelio danga slidi, mes privalom važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad galėtumėm sustabdyti transporto priemonę. Na, o didžiausia klaida, kurią mes darom važiuodami, ypatingai stabdydami žiemą, tai yra tai, kad mes iš tikrųjų nemokame taisyklingai stabdyti. Juk reikia labai elementaraus pagrindinio principo laikytis. Jeigu mes norime sukti, ar artėjam prie kelio vingio, pirmiausia, turim pristabdyti automobilį, sumažinti greitį, įjungti žemesnę pavarą, atleisti sankabą ir tik tada į posūkį įvažiuoti jau sujungtą pavarą. Jokių pavarų perjunginėjimo, jokių stabdymų negali būti posūkyje. Tai yra pati dažniausiai daroma klaida, nes tada automobilis taps nevaldomas. Mes visada automobilį sustabdysim normaliai, jeigu vairuojami ratai yra tiesiai. Kada jie susukti, jau automobilis gali pradėti suktis. Pasak Vytauto Šakėno, vairuojant mieste, kai gatvės gerokai susiaurėjusios, vairuotojai turėtų būti mandagesni ir tolerantiškesni. Su šia problema veikiausiai susiduria kiekvienas vairuotojas, kuris nors kartą bandė persirikiuoti gatvėje ar įvažiuoti į ją toje vietoje, kur piko metu to padaryti lengvai neįmanoma. Kada yra nuvalytas sniegas nuo kelių, tačiau jisai kelkraščiuose prie šaligatvių susiaurėja važiuojamoji dalis. Ir tada tose vietose, tose gatvėse, kur buvo dvi eismo juostos, iš tikrųjų lieka viena eismo juosta. Ir tai vairuotojai turėtų įvertinti, kadangi vėlgi važiavimas visiškai pasikeičia. Ir šitoje vietoje vėlgi, kada yra kelio susiaurėjimai, kada stovi keliuose palikti automobilį ilgesniam laikui, reikia būti tolerantiškiam vairuotojam vieno kito atžvilgiu, praleisti. Ir aplamai, jeigu kalbant apie važiavimą žiemą, tai visada reikia prisiminti tą eismo taisyklių punktą, kad visada vairuotojai kelyje turi būti mandagus, kultūringi, tolerantiški kitų eismo dalyvių atžvilgių. Tai tas ypatingai aktualu yra žiemą. Praleiskim, jeigu yra galimybės ir tos išvažiuojančius iš kiemo, išvažiuojančius iš šalutinių kelių, nes tikrai jiem nėra lengva tą padaryti iš apsnigtų kiemų.
Vytautas Šakėnas priminė ir dar vieną blogą vairuotojų ėjimą – užpustytus ir apsnigtus automobilius. Pasak specialisto, ypač dažnai mieste matomi automobiliai, kurių galinės dalys aplipę sniegu, o vairuotojai net nepasirūpina, kad kiti eismo dalyviai matytų, kada šie nuspaudžia stabdžio paminą. Po pūgos, kada automobiliai atvažiuoja ypatingai į miestą iš rajonų, matosi, kad automobilių galinės dalys yra aplipę sniegu ir nesimato nieko, nei valstybinio numerio ženklų, nei žibintų. Tai puikiai suprantam, jeigu iš paskos važiuoji paskui tokį automobilį ir nematai nei stop signalų, nei posūkio signalų, tai yra labai nesaugu. Ir manau, kad vairuotojai atvažiavę privalo kažkur tai sustoja miesto prieigose, jeigu yra galimybė, aišku, nuvalyti tuos automobilius. Šį kartą tiek patarimų vairuotojams saugaus eismo rubrikoje. Būkite atsargūs bei tolerantiški kelyje.